Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki ir vėl įsijungia Tėvai paprastai, aš tėtis Simonas ir šiandien dar vienas pokalbis ir įkvepianti tema apie drąsą ir tą kažkur slypinčią baimę pradėti dirbti savo. Tikiu, kad po šio pokalbio atsiras vienas kitas žiūrovas, kuriam kaip tik galbūt to ir reikėjo, kad pradėtų daryti apie tai, ką seniai svajoja, bet niekaip nerado drąsos. Nes šiandien mano studijoje įkvepiančios moterys, mamos, tai prekinių ženklų strategė, verslo konsultantė, 2 mergaičių mama, Sonata Šulcė. Sveiki. Ir Ieva Kurašydze, verslininkė, 3 vaikų mama. Tai labai ačiū, Sveiki. kad atvykote ir nežinau, kur mus tas pokalbis nuplukdys. Dažnai pradedam vienai, baigiam kitaip, bet tradiciškai turiu tokį klausimą jums abiem. Kas jums apskritai yra motinystė, žodis, kokią prasme? Nežinau, kas išgirdus motinystę? Sonata, gal nuo tavęs. Nuolatinė kelionė ir savęs pažinimas. Man motinystė turbūt yra labiausiai taip, savęs pažinimas. Aš per tuos metus nuo pirmojo vaiko gimimo ir aš ir mano vyras labai augom, labai keitėsi mūsų vertybės, santykiai su draugais, šeimos nariais, laisvalaikis, netgi požiūris į darbus, visas mąstymas. Ieva. Man kažkaip pasakė dabar motinystė, pirmas, ką pagalvojau, meilė. Tokia, atsiprašau. Tikra, ne? Tikra tokia, kur niekada nesibaigia, nežinai, kur prasideda ir kur baigėsi. Bet irgi tas savęs pažinimas labai iš tikrųjų, labai surezonavo šitą mintis, kad, tikrai mes augam su tais vaikais, keičiamės. Netgi ir kiekvienas atėjęs vaikas į šeimą, mes turim 3, tai jis yra skirtingas ir skirtingų, ne tai, kad vaikas ateina tavęs išmokinti kažko, bet jis nenori tavęs išmokina kažkokių dalykų, nes tie vaikai yra skirtingi jų poreikiai. Jo, ir man labai smagu, kad kas ateina, kai paklausiu ir niekada dar neišgirdau vienodų atsakymų. Žinai, reiškia, kažkaip visus mus skirtingai paliečia ir čia jeigu iš visų tų 70 podcastų sudėtume, tai gautųsi labai gražus apibrėžimas, toks ilgas ir gražus. Bet šiandien truputį apie verslą daugiau. Tai aš noriu paklausti, ar jūs atsimenat savo patį pirmą uždirbtą pinigą. Nežinau, aš vaikystėje atsimenu, su močiute pindavau vainikus ir mane prie kapų pastatydavo ir aš ten juos parduodavau ir tada turėdavau savo pirmų pinigų. Atsimenat, kaip uždirbot pirmą pinigą ir kur išleidot, pavyzdžiui? Ar protingai išleidot? Aš labai gerai prisimenu, nes aš augau kaime su seneliais, ne su mama ir tėčiu, savo senelius laikiau tėvais ir seneliai turėjo labai nedidelį ūkį iki 4 karvių ir labai anksti mano pareigos tame ūkyje kiekvieną vasarą vis didėdavo. Iš pradžių pagirdyti, po to perkelti, po to melžti, po to šieną minti ir ūkyje yra labai daug darbų. Nuo ravėjimo, bulvių, burokų, ten atsikeli ir visada tik tai žiemą būna mažiau darbų. Ir matyt, kažkuriuo laikotarpiu aš gaudavau, pamenu, per mėnesį 10 litų ir tuos pinigus kaupdavau, dėdavau. Kažkodėl pamenu, mes net neturėjom taupyklės, galbūt tais laikais nusipirkti tą taupyklę, dėti į taupyklę jau būdavo irgi kažkoks jau toks, reikėdavo, nežinau, nebūdavo ar ne tie daiktai, kad mėtydavosi. Tai aš tos pinigus dėdavau į kažkokią vaikišką knygelę ir rugsėjo mėnesį mes važiuodavom į turgų, aš susitaupydavau per vasarą 30 litų ir aš už tuos pinigus pirkdavau mokyklinės prekes. Tokia buvo mano vaikystė, bet jinai buvo labai laiminga. A, ne? Taip. Atrodo taip, aišku, bet dabar ta vertė, supratimas turbūt ateina iš tokių patirčių, ne? 30 litų per vasarą atrodo. Wow, aš per dieną su tais vainikais užsidirbdavau, žinai. Taip. Bet kaime gyvenimas kitas faktas, aš miesto žmogus, tai pas mane turbūt viskas kitaip. Aš net svajodavau, aš niekada gyvenime realiai nesu buvęs kaime.
Ir mano, kaip vaikas augo ir visi sakydavo, važiuoju vasarą į kaimą, aš galvodavau, mano svajonė buvo. Ir realiai aš dar ir iki dabar nesu patyręs to pamiegojimo ant šieno, žinai, karvę pamel, aš taip norėčiau iš tikrųjų, gal kaip kažkada. Aš tai bijau karvių. Rimtai? Aha, nes pas mus kaime, aš turėjau kaimą, buvau 7 metų, kai mano seneliai mirė, bet mes dar paskui važiuodavom į tą kaimą, bet ten kažkas papasakojo istoriją, kad kažkokią moterį padūrė tą karvę. Aha. Ir man tai baisu buvo ir aš po šiai dienai, žinokit, bijau, nors, atrodo jau... Jos didelės, jos didelės, dideli gyvūnai, tokie vieni didžiausi Lietuvoje, žinai. Man kažkaip jos tokie, nežinau, nesijaučiu aš. Gerai, o kaip tada tu Ieva uždirbai? Jeigu neskaityti ant tų tokių, kai padedi tėvams ir ten duoda porą eurų, atsiprašau, lietuvių, aš jau apie eurus, jeigu neskaityti tokių, kaip ten, padedi kažką šeimoj, tai aš atsimenu pirmieji tokie, kaip po darbas jau buvo, tai gal man kokia 15 buvo, tai mano mamos draugė dirbo ten, kur fotografuodavo jaunuosius. Tai aš ten jai padėdavau, parodydavau joms nuotraukas, savaitgaliais tik dirbdavau, 5, 6, liktais vasarą. Parodydavau jiems nuotraukas, iš kokių galima atsirinkti, ten kaip fotoateljė tokia buvo. Ir jie įsirinkdavo, kokias nuotraukas nori daryti, o aš ten, žodžiu, pasakydavau, ten sužymėdavau pliusukus, eksiukus, ten, žodžiu, toksai. Tai tas gal man būdavo, ir atsimenu, jeigu vieną porą įkalbėdavau nusifotografuoti, tai litas, man atrodo, būdavo už vieną porą. Tai čia reikėjo lavinti visą vadybinį dalyką. Taip, čia reikėjo parduoti. Aha, geras. Jo. Sonata, aš internete pasižiūrėjau ir ten galima rasti, kad gidė, kultūros istorikė. Ar tai tavo gyvenime dar yra, ar tai jau yra istorija? Aš per savo gyvenimą kelis kartus, galima sakyti, tą savo karjerą drastiškai keičiau ir manau, kad to dar bus turbūt ir ateityje, nes man patinka Leonido Donskio citata, kad gyvenimo grožis yra gebėjime save koreguoti ir man tas nuolatinis pokytis labai patinka. Tai aš baigiau ir įstojau į kultūros istoriją ir antropologiją ir vos tik baigusi šitas studijas, aš norėjau savo visą žinias, visą galimybę išnaudoti būtent kultūros lauke. Tada baigiau gidų kursus ir tada gidų agentūra man iš karto pasiūlė darbą. Bet aš nusprendžiau, kad galbūt aš nenoriu eiti į agentūrą dirbti, aš pabandysiu susikurti Facebook'o puslapį ir savaitgaliais pati vesti ekskursijas ir suburti žmonės. Tuo metu tai buvo, dar Facebookas nebuvo tiek išpopuliarėjęs ir suburti žmonių grupę ne per agentūrą, kad ateitų žmonės tiesiog per Facebooką, dar nebuvo tiek įprasta. Bet man visai patiko ir pavyko ir tai buvo kažkurį laiką mano veikla, o po to tų veiklų atsirado vis daugiau. Ir tada aš nusprendžiau, kur yra mano fokusas ir pamažu kultūros istorija liko tik tai knygose, bet nebe veiklose. Aha, ir po to atsirado prezidentūra ir atrodo toks, jau prestižinis darbas, ne? Ir paėmei ir kažkaip pabaigė, ne? Atrodo, dar buvai jauna ir čia turėtum kaip tik siekti tos karjeros. Ar čia buvo tavo tramplinas ir ką tau tai davė, kad tu kaip tave inspiravo pradėti imtis, ar ten kažkas tau nepatiko apskritai tose darbuose, kodėl pradėjai savęs ieškoti savo veikloje? Kitoje, vėl visai kitoje. Tiesą sakant, veiklos mane pačios susirasdavo, aš niekada neieškodavau, neturėdavau tikslo, kad susirasiu X darbą ir jis mane išpildys. Aš save norėdavau išpildyti ir realizuoti per įvairiausius darbus ir galimybės. Tai vos tik tai baigiau, kaip ir minėjau, kultūros istoriją, tada pradėjau dirbti gide, baigiau gidų kursus, o tada baigiau magistratūrą politiką ir medijas. Ir dirbau kultūros sektoriuje ir čia labai tokia mano istorija greituoju būdu. Tai dirbau kultūros sektoriuje ir dirbau, tuo metu ta kultūros įstaiga nusprendė įkurti komunikacijos skyrių, nes vėl socialinės medijos laikai ir aš buvau viena pirmųjų, pati pirmoji iš tikrųjų, netgi darbuotoja to komunikacijos skyriaus. Taip atsirado pamažu šalia kultūros, politikos ir medijų studijos, dar komunikacija ir visa tai buvo manyje, visos tos linijos susijungė šitame darbe.
Ir dirbdama šitame lauke susipažinau su kandidatu tuo metu į prezidentus, nusinčiau e-mailą, kad aš turiu žinių kultūros srityje, tai yra ir kartu ir komunikacijos, ir galiu tai išdėstyti raštu, ką aš manau, ką galima tobulinti kultūros sektoriuje. Išsiunčiau, išsiuntusi pamiršau ir po to gaunu elektroninį laišką, kad norėtų dar ar ne tolesnių įžvalgų ir pagalbos. Okay. Tai tu, ta prasme, nepraleidi atsiveriančių langų, žinai, arba ar tu labai sėkminga, ar kaip, nu, žinai, žmonės galvo, kaip taip sekasi, ar čia yra daug darbo įdedama, ar tau tiesiog sekasi, žinai? Nes būna, sako, čia su tais marškinėliais laimingais gimė ir tiesiog po to, kur eina ir visur sekasi. Bet sėkmė irgi ateina pas tos, kurie eina, o nesėdi. Tai reikia eiti vis tiek. Aš tiesą sakant, nemanau, kad tai yra sėkmė. Aš manau, kad aš gyvenu savo autentišką gyvenimą ir nežinau, kas laukia už kito posūkio. Ir aš leidžiu gyvenimui įvykti. Ir aš neprisirišu prie savo nei vieno darbo. Aš manau, kad darbas, pareigos manęs neapibrėžia. Nes yra labai blogai, jeigu pareigos mane apibrėžtų ir staiga netekusių pareigų, aš būčiau kasonata, ar ne? Yra tokių žmonių, ar ne, kurie apibrėžia, jie yra įmonių vadovai ir visa kita. Įmonės bankrutuoja, kažkas nutinka ir tada jie nebeturi savo esybės ir identiteto. Tai nepaisant darbų pareigų, aš žinau, kas aš savo viduje esu. Čia reikia, čia ir yra turbūt meilė savo, ne, ir savęs pažinimas, nes be šito turbūt ir sunkiai gaunasi kaip keliauti per tą gyvenimą, ne, jeigu prisiriši prie to, pajauti ką teksi dėl kažkokių dalykų ir susitapatinė, ne, su tom pačiom pareigom. O Ieva, o tu baigiai mokslus? Čia Lietuvoje, ne? Taip, aš labai skirtingus mokslus baigiau. Pradžioje aš baigiau socialinį darbą Lietuvoje. Po 12 klasių įstojau, baigiau bakalaurą ir, aš supratau, kad ten, nedirbsiu aš to darbo. Aš stojau, nes, reikėjo kažkur stoti. Diplomo. Taip, žinot. Tuo metu buvo labai didelis konkursas į socialinį darbą, atrodė, čia visi nori, tai gal čia labai gerai. Iš tiesų, nelabai aš supratau apie ką tai, ir 18 metų nelabai žinau, ko aš noriu. Tai stojau, baigiau, nors turėjau pasiūlymų netgi iš savo šeimos, kad nutraukti studijas, nes jie matė, kad tas darbas ne man, bet aš kažkaip labai užsispyriau, kad man to gyvenime prireiks ir prireikė to socialinio darbo, nes viena iš mūsų dukrų turi negalią, tai aš juokiuosi, kad matyt kažkas žinojo, kad man reikia tų žinių. Tai o tada aš važiavau į Italiją ir Italijoje aš baigiau kosmetologiją. Tokius mes. Visai nepanašios specialybės. Ir kai mes grįžom su vyru gyventi į Lietuvą. Tai vyras ten atsirado? Vyras ten atsirado, bet ne italas. Taip, mano vyras yra iš Sakartvelo. Mes supažinom Italijoje ir tada mes grįžom gyventi į Lietuvą. Ir Lietuvoje mes atsidarėm grožio saloną. Todėl, kad aš buvau kosmetologė. Ir mes tą salono veiklą vykdėm 2 metus, viskas ten buvo puiku ir sekėsi neblogai ir klientai augo, ir ratas augo klientų, bet tiesiog aš pradėjau lauktis antro vaiko ir mes supratom, kad, pagrinde ten turi būti aš tam salone, pirma mūsų dukra turi negalę, reikia ten daug laiko, plus aš laukiuosi antro vaiko ir pradėjom galvoti, ką daryti ir su vyru nusprendėm, kad reikia uždaryti tiesiog tą verslą, čia užversti lapą, yra kaip yra, ir pradėti kažkokią naują veiklą. Ir tuo metu mano vyras nuėjo į restoranų verslą dirbti kitiems, ne savo atsidaryti. Ir tada mus ištiko karantinas. Ir kai mus visus uždarė ir labai daug žmonių atleido iš darbų, mano vyrą taip pat atleido iš darbo. Nes ypatingai restoranų versle labai daug atleidinėjo, nes neaišku buvo, kuo tai baigsis. Ir vietoj to, kad mes susidarytumėm namuose, mes sugalvojom, kad dabar per karantiną mes padarysim verslą. Kas man atrodė tuo metu, nelabai logiška, bet kažkaip vyras sugebėjo mane įkalbėti, kad, čia žinok, bus gerai. Ir mes sugalvojom, kad reikia atidaryti Romos picų tokį barą, pavadinkim, kadangi
kadangi tai buvo tik įsinešimui picos tuo metu. Tai mes padarėm tokį kaip baro konceptą, kad tik įsinešimui netoli vietos, kur mes patys gyvenam, tai ir patogu nuvažiuoti ir nueiti. Ir kepėjai pizzas? Ne. Ne? Aš nekepu picų ir nekepiau ir tikrai nekepsiu. Čia aš nemoku ir nežinau, kaip tai daroma. Tai yra mano vyro sritis. Bet kadangi mano vyras yra nelietuvis, tai aš apsiėmiau visos popierinės pusės, pavadinkim taip. Ar turėjau tame patirties? Ne. Ar žinau, kaip tai yra daroma? Ne. Absoliučiai nežinau nieko, nuoširdžiai, nuo buhalterijos iki, absoliučiai, higienos reikalą, nieko nežinojau. Nes virtuvė ir maitinimo verslas buvo tas sritis, kur aš nenusimaniau nieko. Skambinau, googlinau, ieškojau, žiūrėjau, klausiau, konsultavausi ir dabar mes tą vietą uždarėm ir atsidarėm jau restoranėlį. O kaip, gerai, Gerai, čia visi karantinė sėdėjo ir tikrai ten daugeliui, kuriems jau nenurovė, nes vis tiek labai stipriai rovė smegenys žmonėms, ne? Ir vieni turbūt nuėjo į kažkokią žemyn pusę ir kaip, iš kur atsiranda tų tokių jėgų arba tos drąsos imti ir daryti, kaip... Jeigu kalbant apie mane asmeniškai, tai aš nuo mažens buvau drąsus vaikas. Man drąsos niekada netrūko. Aš ir dabar sakau, man gali pasakyti, kad už 5 minučių reikia kažkur nueiti, 1000 žmonių miniai pašnekėti. Gerai, einam. Aš galiu. Man nėra problemos. Aš neturiu baimės, kažkokių baimių. Kitas dalykas. Karantinas, aš su antru vaiku namuose. Aš pajamų negeneruoju. Vyras prarado darbą. Mes turim 2 vaikus. Viena dukra su negale, kurią auginti, iš tikrųjų vis tiek reikia daugiau lėšų, daugiau, nes visokių reikia užsiėmimų, logopedai, terapeutai ir panašiai. Ir tiesiog, tu arba darai, arba nieko nebus, taigi nieks net neš prie durų pinigų, nepadės maišelio. Tai tiesiog supranti, kad reikia išgyventi, reikia kažką daryti. Išgyvenimo instinktas. Taip. Kažkoks, nežinau. Ir tas toksai, kažkaip mes investavom viską, ką turėjom. Tiesiai šviesiai pasakysiu, į tą savo projektą. Bet kažkaip, kas nerizikuoja. Mes su vyru visada sakom, kas nerizikuoja, tas, negeria to šampano ir reikia rizikuoti kartais. Reikia rizikuoti, ne, Sonata, kaip prisijaukinti tą laisvę ir nebijoti keisti profesijos, iš esmės rizikuoti taip, kaip ar čia, kaip tu manai? Nesusireikšminti ir nesureikšminti savęs. Juo labiau nesureikšminti kitų žmonių nuomonės apie tave, kitų primestų įsitikinimų, kokį darbą turi dirbti, kaip turi atrodyti, kaip kalbėti, kaip elgtis šiais laikais socialiniai medijoje, ar ne? Mes matom tiek gražių vaizdų ir gal netgi žmonės, kai kurie keičia savo elgseną, namus, išvaizdą, žiūrėdami, reaguodami į kitus žmonės. Tai nežiūrėti į kitus. Nežinau iš kur, bet pas mane yra toks gyvenimo laikinumo momentas, lydintis mane visada. Gal todėl, kad užaugau su seneliais ir vienas iš jų jau nebėra gyvas. Ir aš nuo pat pradžių, gal nuo paauglystės, jutau tą gyvenimo laikinumą ir tai, kad tavo gyvenimas yra tik tai tavo, niekas negali nieko tau primesti. Ir kaip ir Ieva minėjo, ta drąsa irgi pas mane buvo visada. Aš žinau, eidama, kad man gali pasisekti, nepasisekti, bet sėkmė, čia jau pacituosiu, nebepamenu kieno citatą, bet sėkmė sudaryta iš nesėkmių. Jeigu tu nori sėkmės, tu turi patirti tas nesėkmės ir išbandymus. Nebus kitaip. Kaip tik ir pagalvau, taip sako, žiūri tą Instagramą žmonės, kurie pradeda verslus ir visi jie rodo, ir visiems jiems sekasi, žinai. Naujas mūsų verslas ir darom. Nors kažkur skaičiau, kad 90% verslų tiesiog, jie nepavyksta. Tai ar turite savo gyvenime tų tokių nesėkmingų patirčių?
apie kurias nešnekat, bet dabar galėtumėt pasisakyti ir parodyti, kad būna ir nesėkmių ir dėl to tų nesėkmių reikia kažkaip, kad ateitų ta sėkmė. Tai mes, aš negaliu pasakyti, kad kažkokia tokia nesėkmė, kad ten bankrotas ar panašiai, bet, pavyzdžiui, kai mes pradėjom pizzeriją, atsidarėm, būtent tą, kurią dabar turim ir buvo tik tas baras, kaip pasakiau, ar ne, tai buvo tų nesėkmių, nes mes praradom ir nemažai pinigų, pavadinkim taip, ten ir klientų praradom dėl savo tam tikrų kvailų sprendimų. Nes tiesiog nežinojom, neturėjom patirties, mes niekada to nebuvom darę, bet pasineruoji tą dieną, atsistoji ir toliau eini, nes reikia kažką daryti. O dėl to verslo, kad Instagrame visiems sekasi, nes mes matom gražią pusę. Lygiai taip pat aš girdžiu, kad oi kaip tau fainai, tu turi restoraną ir tu valgai pizzas ir geri vyną. Ne, aš neturiu kada valgyti, aš kartais 7 vakaro nubėgu į virtuvę ir sakau virėjui, kad aš dar nevalgiau, kad man kažką pagamintų, nes tu turi aibę kitų darbų, tau reikia užsakyti produktus, tau reikia surašyti dokumentus, tau reikia sužiūrėti darbo grafikus, yra begalės darbų, bet dažniausiai mes savo tokiais, kaip sakyti, jau darbo vaisiais dalinamės, visi, nesinori parodyti, kad tau nepasisekė, kad kažkas nepavyko, o aš manau, retas verslas, kuris eina be jokių nesėkmių. Nežinau, kokią tu turi patirtį turėti ir kokį tu turi bagažą turėti, kad niekada nesuklysti. Netgi statistika rodo, kad iš 10 startuolių vienas yra sėkmingas, bet čia praeitų, net ne praeitų, senesnių metų statistika. Manau, kad šiais laikais ta statistika, sėkmės procentas yra dar mažesnis. O nuskambės labai kaip banalu ar lozungas, bet net pirmoji mintis, kaip paminėjau žodį nesėkmė, man iš karto transformavosi į žodį pamokos. Tai tokių nesėkmių, dėl kurių gailėčiausi, aš manau, kad aš dėl nieko nesigailiu. Bet būtent, kaip tu pasakai, pamokos, tai ir mūsų tos nesėkmės, jos buvo, bet mums tai tapo pamokom ir labai gerom pamokom. Ir dabar vadovaujamės 9 kartus pamatuok, 10 kirpk ir apskaičiuok ir apgalvok. O ten buvo tokie skuboti sprendimai, kurie buvo kvailai priimti, bet tuo metu atrodė logiški, pavadinkime. Labai svarbu turbūt kuriant savo ne tik verslą, bet ir gyvenant, tas požiūris tinkamas, nusiteikimas, kaip tu reaguosi į mažus dalykus. Vieniem akmenėlis gatvėje gali būti didelė problema, kitiems pastatas nebus užstojantis kelią, nebus problema. Tai tavo reakcija yra vienas svarbiausių dalykų. Dabar netgi jau dirbant su komanda, mes irgi kai komanda jau susiduria su iššūkiais, mes jiems sakom, kad, tarkim, nežinau, kažkoks klientas galėjo būti mažiau patenkintas, tarkim, mūsų paslaugom bendraudamas su komandos nariais, komandos nariam kažkam nepasisekė ir mes komandos nariam sakom, kad tu padėko, kad dabar gavai šitą klientą, šitą nesėkmę, tu išmokai ir dabar nebedarysi. Tai mes netgi stengiamės padėkoti ir pasidžiaugti, ką šitą pamoką mus išmokė, o neliūdėti ir nesave kaltinti. Pozityviai viskas. Nes mes atsidarėm verslą ir karantinas užėjo ir baigėsi mūsų. Ir aš, pavyzdžiui, dabar nežinau, ar aš išdrįščiau matyt, bet ne visiems turbūt duota, ne? Šiaip daryti. Ar bet kas gali tapti. Nes dabar kažkur skaičiau, kad kas 5 svajoja apie savo verslą. Vakar kažkoks straipsnis buvo. Ar visi turi būti? Ar visiems reiktų bandyti, ne? Kaip ne visi gali siuvėjais, būti kirpėjais. Taip, manau, ne visi ir čia. Čia vis tiek kažkokios yra žmogaus stiprybės, kaip sakyti. Nes verslas yra iš esmės. Aš jau dabar po 3,5 metų galiu tokią priejau išvadą ir mano nuomonė, jinai yra pakankamai teisinga, kad iš esmės verslas yra pastovus problemų sprendimas. Kažkokių problemų. Tu išsprendi tą, išeina kita, tu išsprendi aną, išeina ir pastoviai. Tai čia yra, reikia neprarast to noro spręsti, nes kartais galvoju viskas gana, aš nebenoriu. Ir jeigu tau atrodo nebenori, tai gal tada čia, ne tau, nes tu pastovi, kažkas vyksta, kažkas keičiasi, kažkur ten pakilo kaina, kažkur nukrito, kažkur pasikeitė tas, kažkur kažkoks darbuotojas, ir pastoviai sprendi problemas.
Verslas Tvarumo nėra tik tai, stresai. verslas nėra tik tai kažkokie pinigai įeinantis ar kažkas. Čia yra paskutinis dalykas, apie kurį turėtum galvoti. Nes yra 100 dalykų, kuriuos turi padaryti iki to. Nes ir galvoju, ar va čia motivacijos, ar čia užtenktama motivacija, eisiu dirbti savo, darysiu verslą, nes noriu pinigų. Ar čia turbūt reiktų Čia dar... labai bloga Čia bloga, motyvacija. ne? Nes turbūt daugelis galvoja, va, dabar jau išeisiu ir čia bus, va, nes uždirbsiu ir čia... Man atrodo, čia tokia motivacija, su kuria tu nepadarysi jokio gero produkto. Nes jeigu tu galvosi tik apie pinigus, nu tai kalbant apie restoranų verslą, nu tai tada jeigu tu galvoji tik apie pinigus, tai nežinau, tai tu tada dedi kažkaip ten pigius produktus, darai kažką, nu tu nepagaminsi gero patiekalo, tu nepatieksi gero vyno, nes tu galvoji tik kaip uždirbti. Nu tai lygiai taip pat aš manau, bet kokioj srityje. Net ir marketinge, kai ateina klientai ir mes styguojam jiems komunikaciją, labai dažnai, sakyčiau, daugiau negu 50% klientų savo komunikacijai save pastato ant pjedestalo. Bet ką mes jiem parodom, kad reikia pastatyti klientą ant pjedestalo. Nesakyti, kokią aš puikų fotelį gaminu, bet kaip klientas jausis atsisėdęs šiame fotelyje. Ar jį bus patogu valyti, ar jame gali gyvūnai sėdėti, ar jame galima valgyti ir panašiai, ar ne. Kokį serialą arba knygą, kokį serialą žiūrėti, knygą skaityti. Tai verslas turi galvoti pirmiausia apie klientą, ne apie save. Gerai. O Kils noras vėl verslą pradėti. jau žiūriu, aš jau. Bet dar kitas man dalykas yra, vat, jūs pasakykit, dažnai sako, kad negali va taip aklai visko mesti, turi va čia darbą ir jau pradėk savo verslą, bet dar neišeik iš darbo. Dar tas turi būti kažkoks inkaras įmestas, kad galėtum dar sugrįžti. Kaip jūs manot, ar jeigu jau tiki, tai reikia tiesiog ir daryti tai, ko tiki, ar vat, reikia tos apsaugos savo? Aš manau, čia reikia loginio mąstymo. Jeigu tu esi vienas, nu, tai rizikuoja, gali. Bet jeigu tu turi šeimą ir turi išmaitinti vaikus, nu, tai gal biškai pasilik kažkokį inkarą. O jeigu gal tu pamatysi, kad ne tau, gal tu norėsi mest, o tau reikia, nu, pavyzdžiui, mano atveju 3 vaikai. Tai, nu, čia ta prasme turi būti kažkoks priklauso nuo situacijos, manau, labai. Bet Sonata metė, ne? Ir ten ir nebuvo, o vyras dirbo? Nedirbo? Mano vyras tuo metu, kaip tik buvo COVID laikotarpis, jis tuo metu neturėjo darbo. Jo pasiūlymas, kurį... O tu dirbai kaip ir, aš tuo metu dirbau. Ir ta, kuri vienintelė kaip ir išlaikė šeimą bet tu meti, nu gerai. Na, bet kaip jūs ir sakėt, COVID'as tikrai susuko galvas. Gerai susuko. Taip, nes mano atveju aš žinojau, kad aš negaliu pastatyti pusę kojos ten, pusę ten. Aš turiu priimti apsisprendimą, kur aš noriu būti ir man svarbu iš tikrųjų fokusas, kur nukreipti savo fokusą ir energiją. Ir netgi, manau, verslai, kurie pradeda daryti verslą, taip iš pradžių gali būti pasitikrinimo laikotarpis, bet jisai neturi būti ilgesnis turbūt negu pusę metų arba maksimaliai metai, nes jeigu praeina metai laiko ir tu savo verslui gali skirti tik tai 0,25 etato, pusę etato, vadinasi, čia nėra tavo pilnas fokusas ir energija ir tu gausi nepilną rezultatą. Tai turi būti vis tiek tas kritinis apsisprendimo momentas, kad aš darau ne šiaip savo, nesmagumui, bet aš įdėsiu visą savo energiją ir pažiūrėsiu, kas iš to gausis. Bet va dabar man mintis kilo, kad čia dar verslas verslui nelygu. Nes pavyzdžiui, jeigu tu esi kaip pavyzdys virėjas, nu tai tu turi save atiduoti tada 100% restoranui. Nes, nu, jeigu tavęs tenai nėra, arba tu esi 20%, tai ką 20% tik dirba laiko restoranų, nu, taip. Ta prasme, čia dar ir nuo profesijos, manau, nuo verslo, koks tai yra verslas priklauso labai. Nes jeigu tai yra kažkoks, nežinau, papuošalų gamyba kaip pavyzdys, tai galbūt tu pradžioje gali skirti 3 valandas per dieną ir didinti po truputį, bet labai priklauso nuo... O kaip šiaip su tuo laiku, nes man atrodo, savam versle, atrodo, norisi tą visą laiką atiduoti, nes, čia vėl aišku nuo to verslo priklauso, bet vis tiek. Ir kaip nepamesti to laiko ir pavyzdžiui, 9 valandos vakaro, bet aš dar galiu padirbėti, kaip jūs nepametat laiko, kaip jūs pasiskirstot laiką, kaip tos prioritetus įsidėliojat, kaip nepametat šeimos savo vaikų, nes, man atrodo, gali tų rūpesčių užkrist, kaip pas jūs yra.
Turit kažkokį planelį, kad vat, būtinai taip ir taip, vat, dirbsiu iki tiek, ar ne? Iš pradžių buvo visko, tikrai Aha. būdavo ir nemiegotų naktų, kur užmingi 2 nakties, keliesi 5 ryto, kad dar pasiruoštumai, nes tau reikia, kitą rytą yra klientas ir tau reikia parodyti ne bet kokį ar ne rezultatą, bet tu nori parodyti kokybę ir tu stengiasi įdedi papildomų pastangų, ypatingai verslo pradžioje. Dabar aš pati labai mėgstu struktūrą, nes turbūt ilgai buvau akademiniam sektoriuje, net ir studijavau doktorantūrą ir ten visur yra struktūra, išnašos, visa kita. Tai ta struktūra visada yra su manimi ir manau, kad vat dabar jau kokius 2 metus mums visai šeimai pavyksta gana laikyti tos struktūros. Mes naudojam tokią time boxing techniką, tai yra mes žinom, kaip atrodo, bent jau aš, mano pirmadieniai, antradieniai ir visos dienos. Pavyzdžiui, aš žinau, kad aš konsultuoju klientus strateginėse marketingo konsultacijose pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir aš konsultuoju 10, tada 12:30. Ir jeigu kažkuris klientas paskambintų ir sakytų, ar galima 13 valandą, sakyčiau, ne, 12:30, nes užbaigiu konsultacijas 14:30, per pusvalandį nueinu iki namų, tada 15 valandą važiuoju pasiimti iki ugdymo įstaigos pirmojo vaiko, 16 valandą būnu ten ir tada važiuoju į kitą ugdymo įstaigą pasimti kito vaiko, 17 valandą jį pasiemu, žinau, kad taip, 17:42 aš jau būnu prie namų durų, kad ir kokie būtų dideli kamščiai. O mano trečiadienis visada yra skirtas pirmoji dienos pusė komandos susitikimam, tada mes anksti ryte padirbam, papietaujam, o po pietų aš jau turiu susitikimus su partneriais verslo, bičiuliais, pažįstamais arba draugiam. Ir jeigu man skambintų draugė ir sakytų, ar galim pirmadienį kažkur, gal turi tarpą susitikti kavos, sakyčiau, ne, visos mano kavos yra tik tai trečiadieniais po pietų, tada, kai aš padirbu su komanda. O penktadienis yra vat, būtent ta tokia laisviausia diena, nes visiems mums reikia nueiti pas gydytoją, odontologą ir nupirkti, ar ne, maisto valymo priemonių ir panašiai, atlikti šituos visus darbus. Tai penktadienis yra šitiems visiems darbams. Ir 2 metai mums pavyksta to laikytis, iš tikrųjų. O iki tol buvo visai, ne? Iki tol taip, tau reikia įrodyti, tu dirbi daugiau, nes tau reikia įrodyti tiesiog. Aš jau pavyzdžiu tos dėžučių sistemos. 17:42. Nors aš Sonatą pažįstu ir žinau tas jos visas ten sistemas, esu girdėjus, bet jo, dar kartą išgirstu, suprantu, kad man yra kur tobulėti. Šiais metais mano tikslas yra, aš esu skyrus jam visus metus, tai nežinau, kada tai vyks, bet mano tikslas yra baigti šiuos 2024, kad nedirbti vėliau negu 6 valandą. 6 baigti ir daugiau nedirbti. Nes tai yra ta valanda, kai vaikai grįžta namo. Ten pasiemu aš, vyras. Bet šiaip pas mus yra truputį sudėtingiau, nes mes esam su vyru tie, kurie važiuojame darbą net ir ekstra. Jeigu, pavyzdžiui, nutiktų taip, kad vakare labai labai daug žmonių ir reikia pagalbos, aš tiesiog rengiuosi ir važiuoju iš baro. Ir nesvarbu, kad tada yra 9 vakaro ir kaip ir tu jau buvai su pižama, bet tiesiog rengiesi ir važiuoji. Lygiai taip pat mano vyras važiuoja į virtuvę, jeigu reikia, o mes esam namuose. Sekmadienį mes stengiamės labai labai retai dirbti. Arba dirbti tik tai 1 valandų ryte. Nes mes dirbam kiekvieną darbo dieną, mūsų pizzerija dirba. Tai va, sekmadienį aš jau stengiuosi palikti vaikams, o šiaip tai dėliojamės taip, kad vieną vakarą nedirba vyras, kitą vakarą nedirbu aš, kad kažkuris visada būna su vaikais. Tai bandom taip dėliotis, bet po kol kas dar yra sudėtinga, tai tiesiog laviruojam. Aina savo, bet va čia jau man, žinai, atrodo, ten dirbi, penktadienį išeini, žinai, kaip, pavyzdžiui, galvoja, tas komforto, ar įmanoma komfortą jaustis dirbant savo versle? Tokį patį, kaip žmonės jaučia, nėra rizikos kažkokios, įmanoma iki to priaugti versle savo, ką suprantat? Priaugti, manau, tai taip. Tiesą sakant, aš pasakysiu nuoširdžiai, kad aš jaučiu labai labai didelį stresą ir atsakomybę.
Didesnį turbūt galbūt negu dirbant netgi samdomam darbe, nes yra nuolatinių finansų skaičiavimas, atsakomybė ir tu žinai, kad tu turi, tarkim, aš žinau, kad kiekvienam klientui, kuris ateina pas mane, aš kiekvieną dieną tarsi iš naujo turiu įrodyti. Nėra taip, kad, nežinau, kiekvieną visada turi labai labai stengtis, nes kai turi savo verslą, tai natūralu, kad žmonės jį asocijuoja su tavo vardu pavarde ir kiekviena klaida kainuoja dvigubai daugiau negu korporacijai. Korporacijai padarai klaidą, tarsi yra nusinulinimas. Aš padaryčiau klaidą, aš manau, kad jinai būtų stipriai išdidinta, ar ne, vien dėl to, kad Jau verslas dabar jau nėra tokio kvėpimo man, žinai, o kaip jūs dorojatės tada su stresu, turit kažkokių dalykų, vat, kas jums padeda, nes tikrai yra streso, ne? Man asmeniškai padeda sportas, bet šiaip aš esu iš tų žmonių, nežinau, gal čia pirmos dukros gimimas išmokino mane to tokio dalyko, gal aš tokia visada buvau, tik tai aš pažinau save gimus pirmai dukrai. Man gali būti labai didžiulis stresas, labai didelės problemos, bet aš pasižiūriu laikrodį 11, einu miegot, rytoj pratęsim. Ir pas mane be miegų naktų, kad nebent vaikai verkia. Bet aš kažkaip, jeigu tai yra problema, jinai yra įsprendžiama. Jeigu jinai nėra įsprendžiama, tai susitaikyk ir gyvenk su ja, nes tada tai tavo gyvenimas, o nebe problema. Tai tiesiog visos problemos yra įsprendžiamos. Sprendimo būdu reikia tiesiog daryti kažką dabar. Bet, kad tu ten stresuosi, kas nuo to pasikeis, šlakstysi ten, nežinau, kad, ir, kas, niekas nuo to nepasikeis, absoliučiai. Tai toks stresas esu vaikščiantis, tai, o bandai veikti, turi kažkokių būdų? Taip. 2 būdai. Pirmasis, kuris geriausiai suveikia, mano antroji pusė, mano vyras. Jeigu neturėčiau jo paramos, jo šalto proto, jo humoro jausmo, dėl ko ir įsimylėjau ir esam daugiau negu turbūt 15 metų kartu, tai labai padeda. Aš visada žinau, kad ir kas nutiktų, visada yra jo petys. Ir mes esam tarsi, ar ne, mūsų šeima tarsi pastatas, kuris laikomas mūsų kolonų. Tai jeigu viena kolona nugriūtų, kažkas nutiktų, mes vienas kitam, mes žinom, visada padėsim. O kitas dalykas - išvaikščioti, išbėgioti, man labai padeda muzika. Aš užsidedu ausines ir aš tada tas emocijas tiesiog išvaikščiu. Kokia daina tai yra pagrindinė, kur, jau kaip užsidedu ir pakeičia viską. Turi? Turiu labai skirtingų, nuo Linkin Park, tokių sudėtingesnių dainų, tokio lengvo roko, iki visiško popso, mano meilė, Taylor Swift. Jinai yra dabar Times išrinktas metų žmogus 23 metų vien dėl to, kad jinai yra gera storytellerė. Tai yra labai svarbu marketingė ir jinai mane įkvepia labiausiai dėl savo turbūt to storytellingo. Geras, dainos tikrai turi savo, aš irgi žygį turiu ir net ant storių dedu, kai kažkokia emocija ir uždedu ir sako, tu gali pasidalinti savo to playlistu, nes jisai, belė koks skirtingas, bet aš kiekviena mane pakelia, viena daina mane priverčia paverkti, nes man tuo momentu atrodo, kad gerai reikia įsibliauti ir tai muzika yra labai gerai, ne? O atostogos? Ar įmanoma planuoti atostogas darant savo verslą? Ar čia kada? Arba po kiek laiko jau galima pradėti atostogas? Turint maitinimo verslą ir jeigu vienas iš poros yra tam, aš pavyzdžiui, tai kaip ir galėčiau susiplanuoti. Aš juk tik tai popierizmas daugiausiai. Tai aš galėčiau taip, kažkur išvažiuoti. Bet mano vyras dirba virtuviai. Ir picos tešlos receptą, pavyzdžiui, žino tik jisai. Čia kaip Coca-Colos receptų. Taip, ir tai yra slaptas receptas. Ir mes galime išvažiuoti daugiausiai 3 dienom. Nebent mes visus paleidžiam atostogų darbuotojus. Ir užsidarom. O mes šiemet pirmą kartą po 2 metų marketingo veiklos, šiemet pirmą kartą atsitraukėm nuo darbų ir išvažiavom per vaikų atostogas Liepos mėnesį, kada buvo karščiausia, bet mes neturim kito pasirinkimo, mes galim atostogauti Liepą ir rugpjūtį tik vaikų atostogų metu. Tai mes išvažiavom į Italiją ir nuostabiai atsiribojom.
labai buvo geras sprendimas pailsėti, bet jau atsiranda komanda, kuri perima darbus ir gali ją Va, pasitikėti. ne, vėl skirtingų verslų. Tai va, čia kur galvojat, pagalvokit, kokį verslą, ne? Atsirado komanda, didelė komanda jau. Komanda šiuo metu nedidelė, 4 žmonės, bet Keturi jinai jau yra nemažai. kaip kumštis ir pirmasis žmogus atsirado birželio mėnesį. Ir tas žmogus atėjo į asistentės poziciją, dabar jau dirba pas mus grafikos dizainerė ir yra iki šiol. Tai man atrodo, nežinau, čia irgi verslo pasiekimas, arba verslas yra žmonės, ar ne? Ne patalpos, ne logotipas, ne spalvos, bet žmonės. Tikrai taip. Tai kai tu turi tą komandą, nesvarbu, 3-2 asmenų, bet geriausia investicija tikrai yra į žmonės. Nelengva surasti tas savo žmonės, kaip aš sakau, nes vis tiek turi tas bendras požiūris kažkoks būti į tą patį. Mums labai svarbu yra, mes turim irgi nedidelę komandą, mes esam 5 iš viso tik tai, bet man svarbiausia, kad pagarba būtų vienas kitam. Čia kaip šeimoje, kaip šeimoje. Jeigu nebus pagarbos, tai mes negalėsim dirbti kartu. O kokios pagrindinės žmonių norinčių dirbti savo strateginės klaidos? Ką dažniausiai pas tave vis ateina tokių, ne? Ir kokias klaidas jie daro? Aha, taip. Viena iš klaidų tai turbūt, kad iš karto nori didelio atlyginimo, vien dėl to, kad sunku Vilniuje pragyventi, didelis atlyginimas, tiesiog reikia didelės išlaidos ir iš karto nori didelio atlyginimo, bet tam tu turi įrodyti, tu turi duoti naudą ir vertę organizacijai. Ir netgi mes nemažai darom ir interviu su darbuotojais, kurie ateitų pas mus dirbti ir klausim jų, o ką tu atneštum į komandą. Ir neretai atsakymas būna kūrybiškumą, mąstymą, protą ir klausiu, o kaip tu tą kūrybiškumą atneši, kokia forma, kokie tavo gebėjimai, ar tavo gebėjimai yra grafinis dizainas, ar gerai rašai, moki kurti webus, išmanai email marketingą ir žinai, kaip sudėlioti, o gal žinai, ką reiškia cross-selling ir upselling, moki puikiai Excel'u naudotis, ką tiksliai. Ir žmogus tada pasimeta. Tai nepakanka, turbūt labai svarbu žinoti, kokios yra tavo stiprybės. Aš nemanau, kad žmogus turi viską mokėti ir to nėra reikalaujama. Bet mūsų komandoje mes netgi naujas pozicijas įsteigiam pagal tai, ne ko reikia rinkai, ne kokį potencialą matom, bet kur yra žmonių stiprybė. Kaip ir minėjau, ar ne, mano kolegė, kuri atėjo kaip asistentė, iš karto pamatėm, kad grafikos dizainas baigė dar papildomus mokymus, ten stiprinosi ir aš žinau, kad aš jai neduočiau turbūt rašyti teksto ar kažkokių kitų dalykų, aš žinau jos stiprybę ir aš stiprinu tą stiprybę jos. O dažnai dabar verslai kažkaip reklamuoti socialiniai tinklai. Ar gali būti verslo pradžia, ten viską rodyti ir daryti, ar to užtenka? Tik to nepakanka. Ne? Tu turi tada, turbūt pirmiausia, prieš pradedant verslą, reikėtų savo idėją pasitikrinti su fokus grupe. Fokus grupė gali būti tavo giminaičiai, pažįstami draugai, bet reikėtų pasitikslinti, ar tavo idėja tikrai būtų parduodama ir perkama ir netgi kai pristatai idėją draugams, pristatyti, kokia būtų kaina. Pasiskaičiuoti kaštus ir draugams pristatyti kainą ir tada galbūt draugai pasakytų, truputėlį per brangu ir panašiai. Reiktų, kad tie draugai dar pirmiausia ir nupirktų, nes labai dažnai būna, čia palaiko, ne, bet kažkaip nuperka ne jie pirmi. O pasitikrinot, Ieva? Mes? Jūs ar tiesiog dviese sugalvojat? Ir nieko nesitikrinot? Mes iš tikrųjų nesitikrinom, bet mes žinom, kad mes siūlom kitokią pizzą. Tai gal tas buvo mūsų stiprybė, nes mes tuo metu pirmieji Lietuvoje siūlėm Romos pizzą, nes tokio dalyko nebuvo. Ir mes siūlėm, tuo metu, kadangi mes darėm, kaip ir sakiau, picų barą, tai mes siūlėm pizzą tą gabalais, kaip galima nusipirkti Italijoje, Romoje, ar ne, tais kvadratiniais. Tai mes žinom, kad mes siūlom žmogui tai, ko nėra. Tai kažkaip ir šis mes labai spontaniškai viską darėm, kaip jūs sakėt, apie tą karantiną, kad ten biški susuko, tai gal ir susuko tas galvas ir labai spontaniškai elgėmės. Paskui pradėjom žiūrėti,
tikrintis, kaip, kas, pamatėm, kad mums vis dėlto reikia turėti vietą, kur atsisėsti, o ne tik įsinešimui, nes vis tiek valgyti pizzą vietoje, ką tik iš pečiaus yra visai kas kita, negu neštis namo. Be pietų dabar tai iš vis jau kažkaip. Be pietų dabar tai iš vis, sakau, įsivaizduoju šitą pizzą. Tai va, tai tada va, taip ir tikrinom, pamatėm, kad tada perėjom dirbti į vat vietą, kur dabar dirbam, prie Kauno klinikų. Tai ten jau galima atsisėsti. Vieta yra nedidelė, tokia labai šeiminiška, bet jau galima atsisėsti. Tada ten pradėjom, vis dar darėm pizzas gabalais, kaip darydom anksčiau, bet pamatėm, kad ten labiau pizzos būtent apvalios. Tai, nu, taip po truputį ir darai tuos kažkokiu pasiūlai žmonėms, pasižiūrė. Aišku, čia mūsų, dar irgi, kaip ir sakau, kita specifika galbūt tas maitinimo verslas, negu ten kiti verslai vis tiek. Su maistu reikia eksperimentuoti, reikia žiūrėti, o labiau, kad ne visada mes gaminam itališką maistą, ne visada, kas Italijoje faina, Lietuvoje bus taip pat, nes nu vis tiek skirtingos kultūros, skirtinga ta pati maisto kultūra. O šiaip kaip yra daryti verslą su savo vyru? Nu va, gerai, kokie pliusai, kokie minusiukai? Aš kartais juokiuosi vyrui, sakau, mes niekad nebūnam atskirai, mes ištisai kartu, o jeigu mes neatskirai, mes kalbam telefonu. Jeigu mes atskirai, mes kalbam telefonu. Tuo metu. Tai aš kartais net juokiuosi, kai aš išeinu iš darbo ir mes po 5 minučių kalbam telefonu, aš jam sakau, tu supranti, kad mes prieš 5 minutės buvom kartu ir mes vėl kalbam. Tai nežinau, čia manau, kad yra minusas gal tame, kad tu negali grįžti po darbo ir papasakot kiekvienas apie savo darbą, nes jūs kai dirbat kartu, neturit ko pasidalinti, jūs viską žinot. Kitas dalykas, kad labiau dar gal daugiau galimybių prasinešti problemas namo, nes jos bendros. Jeigu kažkas negerai. Tada gaunas, kad persikelia pokalbis namo, bet nežinau, kažkaip mums tai labai gerai sekasi. Ir mes nematom tame problemos, mums kažkaip net ir patinka kartu dirbti. Nors ne visiems gal tai nėra paprasta, bet mes kažkaip mokam laviruoti. Nu va, čia ne visiems turbūt pavyksta. Ne? Čia... Manau, kad taip. O kokias reikia turėti savybės? Vat kažkokias, norint pradėti dirbti savo, turėti savo verslą, ką Sonata? Reikia kažkokių savybių. Arba gal galima, jeigu neturi, gal galima jas išsiugdyti. Atsparumas rizikai, stresui, ar ne, turi išmokti su tuo susidoroti. Drąsa, testavimas, nebijoti. Užsispyrimas. Taip. Tai kaip tau užsispyrimą išsitreniruoti? Čia jau viskas, čia va, ne? Čia tokia gal labiau, va ta drąsa, užsispyrimas, gal tokios labiau prigimtinės savybės, nes aš manau, kad yra daug žmonių, kurie yra ant scenos lipa ir kuriem gal nėra tos prigimtinės drąsos, bet jie ją, kaip sakyt, sukaupia ir eina. Tai tam tikrus gal galima įsiugdyti, tam tikrus, tiesiog atsineši. Bet reikėjo nebijoti rizikuoti, turėti užsispyrimo ir svarbiausia, kad jeigu nepasiseka, nemest visko. Nes labai daug kas pradeda verslą galvodami, kad poryt aš turėsiu 1 milijoną irgi man nereikės dirbti nuo 9 iki 5. Taip, tau nereikės dirbti nuo 9 iki 5, nes tu dirbsi nuo 5 ryto iki kito ryto 5. Žmonės nori labai greitai, daug pinigų ir mažai dirbti. O va čia reikia suprasti, kad tu dirbsi dvigubai. Ir nereikia įsivaizduoti, kad verslas yra tik tai visada kilimas aukštyn ir sėkmės istorija. Tau gali būti mėnesį, pusę metų, šiek tiek ilgiau, ar ne. Ir didelės įmonės patiria nuostolius. Ir tada nuo charakterio, nuo vadovo priklauso, ar tu atsistosi ar ne. Net ir yra tas versluose, čia tikrai visose yra tas, kad yra net mėnesiai, kuriais tu dirbi daugiau, kuriais dirbi mažiau. Pavyzdžiui, maitinimo verslas visada po naujų metų krenta. Tai tu turi turėti kažkokią pagalvę, nes tau žmonės tai reikia išlaikyti. Tu negalėjom pasakyti, hebra, žinokit, mes šį mėnesį biškai mažiau uždirbom ir mes jums mokėsim po mėnesį, taigi taip nebus. Tai tu turi apgalvoti priekį, va čia dar yra viena savybė, kurią turi turėti. Tu turi žinot, kas bus už kelių mėnesių. Toks biškai ekstrasensas. Numatyti turi, nes
kitaip tai, nu, negerai bus. Nu gerai, o galit pasvajot ir va, kaip matot savo verslus arba save po kelių metų? Arba, nu gerai, ko norit, ko tikitės, tai paleidžiam tą svają ir tai įsipildo. Vėlgi, aš galvoju ne apie verslą, oficialiai mes esame ar ne marketingo agentūra, bet aš galvoju apie ateitį ne kaip apie verslą, bet apie tai, ką aš ir mano komanda norėtumėm daryti. Apie tai, kad mes norėtumėm, nežinau, turbūt dirbti su Londono startuoliais ir mes galvojam ne apie kokia įmonė turėtų būti, bet ką mes kaip žmonės, asmenybės norėtumėm pasiekti. Sausio mėnesį mes pirmasis susitikimas su komanda buvo aptariant 24 metų tikslus ir aš kiekvieno komandos nario klausiau, kas tau smagiausia, ko tu nori, kokio smagaus iššūkio nori, su kuo padirbti, kokio kliento, kad aš galėčiau tuos dalykus duoti. Tai aš noriu savo ir savo komandai kuo daugiau kūrybiškumo ir kuo daugiau tokių crazy dalykų, kad tas noras dirbti būtų ne tik tai, ne dėl pinigų, ne dėl ateinančių klientų, bet dėl savirealizacijos, kad mes išpildytumėm savo kūrybiškumą. Aš dabar klausiau, ką Sonata sako ir... Man labai gražiai, žinok, nuskambėjo. Aš norėčiau dirbti pas tave, žinai, kur norėčiau pas tokį vadovą būti. Tai galit siūsti laišką, pateikti savo... Podcastą galit padaryti pas Sonatą. Labai įdomių temų ten būtų. Kur substraką rašo, tai reikia perkelti. Ne, lai dirba žmonės, jau aš galvoju. Nu, aš turiu savo svajonę. Bet labai gražiai nuskambėjo. Jo, aš tai, nežinau, mes svajojam truputį įsiplėsti ir turėti dar kelias vietas, kur galėtumėm vaišinti savo klientus, bet mes neturim norų tapti kažkokiu tinklu. Niekada to nenorėjom, mes norim tokio, vis tiek norim, kad tai liktų nedidelis, gana šeimos verslas. 100 žmonių eiliai stovi ir laukia, ne? Eiliai gali 100 žmonių stovėti, tikrai būtų labai puiku ir labai džiaugtumėmės, bet vis tiek nenorim turėti 100 kavinių, tą turiu omeny. Mes jau, kad 100 žmonių stovėtų, čia labai gerai pasakė, tikrai norėtumėm, būtų nuostabu. Ir susidaro pas mus tos eilutės ir stovi. Jo, nes aš galvoju, kaip visą laiką jūs seniai nuvažiuoja ir pasižiūri, va čia geri pusryčiai ateini ir stovi 30 žmonių ir tu lauki. Bet iš tikrųjų, koks čia geras marketingas, nes kai tu matai, vat mes užsienį keliaujam ir pamatai, kad stovi eilė, nu tau iškart įdomu, kas ten yra. Ir tu irgi stoji eilė, nors kartais nežinai, kas bus pačiam gale. Aš dabar Tenerife ėjau vieno miestelį, ten 22 kilogramai ir galvojau, reikia žuvies kokios geros pavalgyti, ten jūrinis miestelis ir pilna tų restoranėlių ir vienas. Ir stovi pilė kiek ir atsistojau ir stovėjau tą eilę ir žiūrėjau, kaip tie žmonės ten skaniai valgo ir atstovėjau ir supratau už ką ir dėl ko stovi, bet vat, ir nesunku buvo stovėti, nes norėjusi tikrai pabandyti, kodėl taip yra, bet vat, marketingas. Tai va, labai gerai veikia tos eilės. Tai va, tai norėtumėm prasiplėsti truputį. Norėtumėm kažkaip sustiguoti viską, kad galėtumėm pakeliauti, išvažiuoti atostogų, kad nereiktų uždaryti visko važiuojant. Čia, aišku, reikės laiko, nes... Bet kaip tai reiks kažkam pasakyti receptą? Va čia yra, reikia kažką sugalvoti, nežinau. Galvojam, neįsprendėm dar šitos problemos, bet tegul tai būna kažkoks, kad ateityje įsispręstų tas. O šiaip tai, nežinau, norisi, kad pasakius pavadinimą, visi sakytų, žinau, kad ten labai skanu, labai gerai ir aš ten noriu sugrįžti ir tau rekomenduoju. Tai mes labai stengiamės dėl to savo kokybės, labai daug įdedam darbo, kad ta kokybė jokių būdų nekristų maisto. Tai čia būtų didžiausias tas toks pasiekimas, jeigu žmonės taip kalbėtų kaip apie labai kokybišką, gerą maistą ir pasakotų vienas kitam. To ir linkiu, o dabar norėčiau, kad jūs pabaigai palinkėtumėt, jeigu žiūri mus kas nors, kas dabar, nedrįsta, bet labai nori pradėti, turi ir kažkokią viziją, kažkokį vieną patarimą arba įkvėpimą, aš nežinau. Mano palinkėjimas būtų pratimas, kurį savo taikau taip pat labai dažnai, kai jaučiu, kad bręstų pokyčiam noriu, bet niekaip Bet aš dabar. Bet niekaip pat nesirištu to žengti racionalaus žingsnio. Aš tada pagalvoju, jeigu nežengčiau šito žingsnio ir nedaryčiau, kaip mano širdis arba vidus liepia,
kas nutiktų po metų, kaip aš jausčiausi. Aš jausčiausi taip pat, dar blogiau, emocinė sveikata blogėtų, jausčiausi neišpildę savęs, kas nutiktų po 5 metų, mano drąsa dar labiau mažėtų, susikaustimas, svoris, finansinis ir kitas spaudimas iš aplinkos dar labiau užgoštų mane. Ir aš tada brėžiu tą trajektoriją į priekį ir pagalvoju, ne, aš taip ir pabandau net tikrai pajaust tuos jausmus, ką jausčiau, nusivylimą ar ne, kad to nepadariau ir panašiai. Tai labai geras pratimas. Geras į ateitį, pažiūrėjau. Man tai atrodo, jeigu žmonės bijo, tai reikia tiesiog savo užduoti klausimą. Nu, jeigu tu nepabandysi, tu nesužinosi. O jeigu pabandysi ir pavyks? Tu irgi gali įsigasti. Nu taip, bet vat, tu nori, tai bandyk, nes va gal pavyks, nu nepavyks, kitą pabandysi. Yra aibės istorijų, kaip žmonės bandė 9-10 kartų ir tik 11 pavyko padaryti verslą ir jie tapo ten, nežinau, milijonieriais, milijardieriais, ne? Ir tokių istorijų tikrai yra, bet reikia nebijot. Tiesiog atsistot, eiti ir padaryti, nes niekas neateis, nepabels į duris ir nesakys, va, žiūrėk, čia tavo verslas, tu imk. Nu, taip nebus. Tai tik darimo būdu pasidaro dalykai. Tai va, labai ačiū. Ačiū Jums. Jau nori stoti ir daryti. Aš va tai bangavau, žinot, per pokalbį, nes gerai, buvom ir realių dalykų, ne, pasakėm, kur tikrai galima neužsisvajoti, nes tai nėra taip, kaip atneša ir pasako, ir iškeliausi, uždirbsi milijoną ir jau kitą savaitę važiuosi atostogų. Ne. Bet tuo pačiu manau, kad ir rado atsakymų ir tas pastebėti save už 5 metų. Labai gerai. Tai ačiū dar kartą ir labai norėsiu kada nors, kad atvyktumėt ir pakalbėtumėt ne tik apie verslą, bet ir apie visą motinystę. Gerai? Ačiū. Sutarėm? Sutartinai. Gerai. Tai mano 24 bus užduotis jūs dar kartą sutikti. Viso, mėly žiūrovai, tai užsiprenumeruokit kanalą. Jeigu turit klausimų, galit parašyti man. Aš perduosiu, galit susirasti Instagram'e, parašyti tiesiogiai, galbūt reiks jums įkvėpimo arba kažkokio spyrio, arba reikia pagalbos verslui. Sonata, jeigu reiks skanios picos, sieva. Ir iki kitų kartų.